Treneri, pirmam kėliny viskas klojosi lyg iš natų, antram kėliny užstrigo gynyba, trečiam kėliny užstrigo viskas. Kodėl taip nutiko? Aš galvoju, kad viena iš priežasčių buvo, kad turėdami kažkokį apčiuopiamą rezultatą, gal per anksti patikėjom, kad taip ir eis visas varžybas. O Neptūnas, jau mes esam žaidę Klaipėdoje, matėm, kad jie kovoja iki pat paskutinės minutės ir už kiekvieną atsipalaidavimą yra baudžiama, taip kad viskas gerai, kas taip gerai pasibaigė, nes mus galėjo tikrai smarkiai nubausti. Tas keistas Neptūno starto penketas lyg ir buvo tarsi dovana Juventus komandai, nes tuo metu ir įgijo tą didžiausią persvarą. Aš manau, kad jie ne vien penketą, jie turi lygų suoliuką, tuo labiau, kad šiandien ir Mantas Rūkis nelošia, tai vis dėlto jiem yra jėga ir ne 5 žmonės žaidžia, vis dėlto visas 5 žmonės visas varžybas negali žaisti. Aš manau, kad jie turi labai lygią sudėtį. Pagaliau po labai ilgos pertraukos turėti visus 12 žmonių šiandien ir iš jų 11 pelnė taškus, kurie pasirodė aikštelėje. Džiugina tas rezultatas? Be abejo, buvo toks įvairus. Be abejo, džiuginas, ypač pirmą pusę, kurį metėm 50 taškų, aš manau, kad puolimas tuo momentu gal buvo neblogas, aišku, epizodiškai buvo gynybo momentas prastesnė. Labai džiaugiuosi, kad Arūnas Vasiliauskas pasijungė žmogus ir Marius Prikevičius, ir Marius Pasikonis. Vis dėlto Marius dabar buvo su gripu porą dienų, jam buvo labai sunku pasijungti, jisai žmogus atidirbo. Tikrai tai yra, tik tai galiu ačiū pasakyti. Treneri, pirmą sezono pusėje strigo puolimas, bet labai gerai veikia gynyba. Dabar per kiekvienas rungtynes praleidžiate 80 taškų. Aš matau vieną dėsningumą, tai yra tas, kad mes neturėjom tokio tarpo, kad užsikrauti vėl fiziškai. Ir aišku, dabar jau nebeturėsim, negaliu aš skųstis jau tuo, bet tai duoda savo naudą į priešininką. Paprasčiausia, žmogus yra negeležinis, jis negali, jam reikia duoti fizinės jėgos. O mums šį kartą tai padaryti nepavyko, tai kad bandysim kažkaip kompensuoti eigoje kažką tai. Pergalė pradėti antrąjį etapą, čia psichologiškai turbūt labai svarbus šitas rezultatas ir ypač tokia dramatiška pergalė. Tai vis dėlto mes dabar iki naujų metų pralošėm 2 varžybas, man atrodo. Ir dabar po naujų metų žaidėm su Sakalais, federaciją pralošėm, tai kad šitas pergalė mums, aš manau, davė tokį emocinį pakelimą ir galvoju, kad viskas turėtų būti gerai.